Apie LRT aš jau ne vieną kartą esu pasakęs, net buvau pripažintas pažeidęs etikos politikos kodeksų, kad netinkamai pasirinkau žmonės apibūdinti lovį, kuris yra ginamas. Tai turėčiau, sakė, kultūringiau kalbėti, nors Seimo etikos komisija sutiko, kad vis dėlto ten labai baisu yra. Tai man LRT primena KGBistinius laikus. Taip jau yra, kad man LRT asocijuojasi ne su laisvu žodžiu, ne su Lietuvos radijos ir televizija. LRT man asocijuojasi su kitom raidėm. KGB arba MGB. Monika Garbačiauskaitė Budrienė, tai yra carienė. Tai carienė, kuri įsivaizduoja, kad tai yra carienės uabas, kad LRT mes kalbų lygį girdėdavom, kad būdavo nustatyta, kokius politikus leisti kviesti, kokius neleisti kviesti, kokius gali kalbinti, kokius negali kalbinti. Būdavo kalbos, bet čia yra kalbos. Būdavo sakydavo, kad žurnalistams tam ir tam sakoma. Ir jeigu ta žurnalistė yra lojalesnė Budrieniai, tai ją leidžiama, tarkim, į dienos temą, kad jinai tą kviestųsi politiką, to kurie. Bet čia yra tik tais kalbos. Įrodymų mes neturim, galim tik tais kalbų lygiai tai kalbėti. Bet pasirodo, kalbos kalbomis dažniausiai turi tiesos. Tai Monika Budrienė pasitarus priima sprendimą ketvirtadienį. Uždrausti į LRT kviesti vienos iš politinės partijos lyderį, trečios politinės partijos lyderį pagal populiarumą į LRT. Tai aš sėdžiu ir galvoju, viešpatie tu mano. Tarybiniais laikais buvo prie kiekvieno laikraščio tokie politbiuriniai redaktoriai, kurie atrinkinėdavo, ką kalbinti ir sekretorių šlovinti. Tai, Balatka, toks vienas man toks labai įdomus. Man pamenu, aš įsivaizduoju, kad Balatka tarybiniais laikais ir turėjo būti kažkokio politbiurinio atrinkėjo direktorius, nes jisai irgi labai mėgsta tą tokį dalyką daryti. Tai jie, įsivaizduokit, jie priiminėja sprendimą, kad neįsileidžiami tai. Po to jau supranta, kad, jau ir komercinių televizijų žurnalistai ir žurnalistai, kurie dirba LRT, jie nebenori būti sulyginti su Lukašenka ir su Putinu. Nes esmė pasipylė komentarai, kur LRT darbuotojai, kur LRT žurnalistai, kur jūsų moralė, kur jūsų nepriklausomumas. Ir tada jau pradeda viens po kito, kaip įlypa iš kanapių lys žurnalistai ir sakyti, žinot, nepritarėmės tam dalykui. Tada jau Budrienė, suprasdama, kad jau pažeidė absoliučiai konstitucinės doktrinos, LRT konstitucinės doktrinos išaiškinimą ir bendras nuostatas, kur jau net kurys, jeigu aš neklystu, kur jau jis manęs labai labai nemėgsta nuo universiteto laikų, jau jisai pasako, kad tu pažeidėjai konstituciją. Ir jie priima sprendimą, kad, gerai, atšaukiam šitą dalyką. Bet turim susirašinėjimą su keletą LRT žurnalistų, kurie turėjo irgi daryti laidą. Jie pakviečia mano pavaduotoją Robertą Puchovičių ateiti laidą. Nes kadangi man yra uždrausta įeiti. Nors atšauktas sprendimas, bet uždrausta. Tada jie rašo, mes sakom, Robertas negali, kadangi yra partijos lyderiai, partijos pirmininkai, tai turit pakviesti partijos pirmininką į laidą. Tada tyla, tada sako, mes jau nebekviesim, kažką kitą pakviesim. Tada nebeturėdami jie kur dingt, numato, kad čia burbulas vyksta, nes Žemaitaitis padarys tokį šou, kad čia per visą Lietuvos istoriją skambės. Tada jau jie galų gale priversti skambinti mane ir pakvies mane į laidą, kad sako, gal vis dėlto Remigiau darom laidą ir tarp kito, ko kviečiam tave į tą laidą ateiti, žinai, tipo mes jau čia, žinai, nes jie supranta, kad nebeturi kur dingt, nes kils skandalas. Bet aš šitą laidą tikrai nuėjau, viskas tvarkoj, sudalyvavau, apie politiką pakalbėjom, įvairiom temomis, tas dalykas yra. Bet ką rodo šiandieną mūsų valstybė? Kad mes užsiauginome diktatorius, kurių kėdė ir užpakalys yra kartu suaugęs. Man toks piešiasi vaizdas, kad LRT per tą laiką tapo tokia, užvaldyta, uzurpuota grupuotės, tokio tos sektos. Iš tikrųjų, sekta, jeigu kalbam apie sektas, tai sektas. Bet čia yra didžiausias pavojus, tai yra ir komerciniam televizijom be kita ko. Nežinau, kodėl komercinės visuomenės informavimo priemonės tyli, apie tai nerašo, ar jos bijo, ar, nežinau, kažką priklausomi yra nuo LRT, nežinau, neįsivaizduoju, bet tas tylėjimas sunaikins ir visą kitą žiniasklaidos priemonės. Premjerė, matydama, kokia yra situacija, jau jai ir pačiai gėda, nes, čia dabar nebe Žemaitaitis jau problema yra, bet jau premjerė suprato, kad rytoj jos nebekviesi tą laidą, nes nėra sąrašų, bet realiai tie sąrašai yra.
tai ir turėjo reaguoti. Tai va turime carienę. Aš manau, kad tai carieniai greitai jinai su ta kėdė bus išnešta taip, kaip Trumpas įsiskraidino Venezuelos prezidentą. Taip, man atrodo, Tapinas, Valinskas įsiskraidins į konservatorių sąrašą Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Galiu garantuoti, per savivaldos rinkimus jinai 100% eis Vilniaus savivaldybių sąraše, o 28 metais eis konservatorių sąraše į Seimą. Nu, nebent kažkas atsitiks ir įkuls kultūrininkų partija. Kas be kita ko irgi, akivaizdžiai aš matau, kad jinai daroma.